pliusinis, aš neprisimenu tokių metų. Na, tikrai, gal kažkada nors, bet... Kodėl? Todėl, kad poreikiai yra ir politikai tikrai negali į tos poreikius neatsižvelgti, daug ką reikia finansuoti, o tuo tarpu mokesčių surinkti nesugeba. Ir vienas dalykas todėl, kad tiesiog mokesčių sistema nėra tokia sėkminga, kitas dalykas yra šešėlinė ekonomika ir todėl nesutvarkomi valstybės finansai. Aš sakyčiau, kad čia ne išmanimo klausimas, čia yra būtent, kaip sakoma, kartais vertybių ar tam tikrų ideologijų, politinių nusistatymų klausimas. Nėra problema išmanimas, nes galima tikrai šiais laikais pasisamdyti bet ką iš bet kur, iš viso pasaulio, žodžiu, specialistus ir iš principo tai yra aišku, kaip pasiekti biudžeto subalansavimą, nors ne visada yra pagrindinis tikslas turėti subalansuotą biudžetą, bet aišku, kad turėtų būti gerais laikais tas biudžetas subalansuotas ir perviršinis, kad krizių metu būtų galima, kada valstybė jau tikrai negali surinkti, arba jį galėtų surinkti, bet dar žmonės, kurie ir šiaip krizių metu sunkiai gyvena, dar labiau apmokestinti mokesčių, kad to nereikėtų, tai reikėtų, kad gerais laikais būtų tam tikras perviršis, atsarga ir blogais laikais galima būtų tą perviršį panaudoti. Tai štai iš tikrųjų to perviršio niekada nėra subalansuotas ir vis yra skolinamasi. Taip, kodėl Lietuva to nedarė? Bent viena iš priežasčių, kodėl Lenkija buvo kitaip lyginant su Lietuva ir kiekvienom kitom šalim, tai kad Lenkija turi nacionalinę valiutą ir ta valiuta yra vadinama taip plaukiojanti, tai yra ji reaguoja ekonomikos pokyčius ir santykis Lenkijos zloto su euru, su doleriu ir su litu tuo metu keitėsi ir tai buvo pagalba Lenkijos verslui, tiesiog kai prasėtė padėtis, tai zlotas nuvertėjo, bet tai reiškia, kad Lenkijoje gaminamos prekės ir eksportuojamos, kitose šalyse tapo pigesnėmis ir jos labiau perkamos. Tai reiškia, kad tai buvo pagalba vietos verslui išsilaikyti, tai reiškia, kad nereikėjo atleisti žmonių, nedidėjo tiek bedarbystė ir nesmuko ekonomika kaip pas mus. Tai viena bent jau iš priežasčių, kurie aiški, tai būtent valiutų tos modelis, ta monetarinė politika pas mus labai senai buvo susieta, kaip žinome, valiuta su mūsų nacionalinė, su doleriu, paskui su euru ir už tai reikėjo apmokėti, tai dėl to nėra abejonių.